Buvo pralaimėję pirmąjį serijos mačą, pralaiminėjo seriją 0-1, bet padarė reikiamas išvadas. Antrose serijos rungtynėse Kretingoje buvo iškovota pergalė 18 taškų pranašumu. Gabrielius Čelka tose rungtynėse pelnė 26 taškus. Kretinga vėl buvo perėmusi kontrolę toje poroje, pirmavo serijoje 2-1, bet šakiai pademonstravo charakterį ir galiausiai laimėjo seriją 3-2, tad tikrai negalime nurašyti Vyčio Vadų komandos šioje poroje. Aišku, Klaipėdos ekipa yra pagavusi gerą pagreitį, jie uždarė seriją su Žalgiriu, 2 pergalėmis jie pradėjo pergalingai ir pusfinalio seriją. Gabrielius Čelka paieška pirmųjų taškų šiose rungtynėse, metimas netaiklus. Gabrielius Čelka, Rokas Jocys ir Šakių komandos penkete. Taip pat kartu su jais Nojus Vaivada, Kajus Leliukas ir Titas Januševičius, nerungtyniavęs pirmųjų serijos rungtynių ketvirtajame kėlinyje. Ir Klaipėdos ekipos penketas: Ernestas Jonkus, komandos kapitonas, Rokas Mačiulis, Matas Mačijauskas, Klaidas Metrikis ir Kristupas Leščiauskas. Pirmoji minutė prabėgo, rezultatas lieka nepakitęs. Leliukas bando plėsti aikštelę ir pataiko Kajus Leliukas tolimo metimo. Puikioje formoje pastaruoju metu yra Kajus. Puikiai užbaigė jis ketvirtfinalio seriją, gerai pradėjo ir pusfinalio seriją, pelnydamas pirmose rungtynėse 23 taškus, pataikydamas 3 tolimus metimus. Jonkus gražiai suklaidino varžovą ir metimų nuo lentos pelno ir savo komandos pirmuosius taškus. Galima dar trumpai sugrįžti į pirmąsias serijos rungtynes. Balandžio 12-ąją Vadų sporto centre, minėjau, vyko tas mačas. Ilgą laiką lygiai kovėsi ekipos, lūžis įvyko trečiajame kėlinyje. Čia bandymas išgelbėti kamuolį, praranda jį Šakių komanda, kuri pirmose serijos rungtynėse trečiajame kėlinyje gavo spurtą 22-0 iš Klaipėdos komandos atstovų ir prie rezultato 49-48 prasidėjo tas spurtas, o po jo, aišku, buvo jau -23, ketvirtajame kėlinyje Titas Januševičius ir Augustinas Mikštas nerungtyniavo. Čia Gabrielius Čelka išnyra priešais savo varžovus ir 2 lengvi antrojo šanso taškai. Titas Januševičius pirmajame serijos mače prametė visus 5 tolimus metimus, pelnė 6 taškus ir minėjau, ketvirtajame kėlinyje nerungtyniavo. Augustinas Mikštas, kurio ir dabar nėra penkete, taip pat pelnė 6 taškus ir ketvirtajame kėlinyje taip pat nežaidė ir Erikas Kučiauskas po rungtynių sakė, kad nefunkcionavo tie komandos lyderiai, todėl teko pasižiūrėti į suolo ir panaudoti tuos rečiau žaidžiančių žaidėjus ir, kaip sakė, po rungtynių jiems buvo ir rankos paspaustos, nes ketvirtajame kėlinyje Šakiai dar buvo sugrįžę iki -7 nuo -23, bet Klaipėdos komanda užsidarė tas rungtynes ir iškovojo pergalę, o šiose rungtynėse prieš tai Klaipėdos ekipa pataikė savo pirmąjį tolimą metimą ir išlygino rezultatą. Klaidas Metrikis. Kajus Leliukas bando vėl išvesti ekipą į priekį ir Leliukas. Antrasis jo taiklus šūvis iš toli ir Šakių komanda vėl įgyja pranašumą 8-5. Klaidas Metrikis prieš Gabrielių Čelką. Gauna progą žaisti nugarą į krepšį, Vaivados pagalba, nusimetimas. Lieka dar 3 sekundės, Kristupas Leščiauskas. Reikalingas jau priverstinis metimas, dabar jau Jonkus išnyra ten, kur atšoko kamuolys, antra galimybė klaipėdiečiams. Mačijauskas prieš Leliuką. Prieina arčiau krepšio, atkovoja kamuolį puolime ir galiausiai pelno Mačijauskas taškus. Jau ir toje pirmoje situacijoje visai neblogą galimybę susikūrė Matas. Turi šiek tiek ūgio pranašumą prieš Leliuką. Jocys, Čelka po krepšiu, 2 lengvi taškai. Dėkoja komandos draugui Gabrielius. Jo taip pat pastaruoju metu statistiniai skaičiai yra kritę. Kalbu apie Gabrielių Čelką. Ernestas Jonkus pataiko tolimą metimą Ernestas.
27% sezone pataikymas, bet šiandien ir per apšilimą, kiek teko pasižiūrėti, didžioji dalis Ernesto tolimų metimų buvo taiklus. Prieš tai jis pataikė ir išlygino rezultatą. Dabar Jonkus pasikūręs netaikliai, bet Neptūnas atkovoja kamuolį puolime. Ir Rokas Mačiulis su kontaktu veda ekipą į priekį. Ir Klaipėdos komandoje jau ir Jonkus pelnė taškus, ir Mačiulis, ir Mačijauskas, ir Metrikis. Tik Leščiauskas iš startinio penketo lieka be taškų. Leliukas dar kartelį. Vėlgi turėjo gerą progą Kajus, o Čelka nuima kamuolį prieš Klaidą Metrikį ir po to 2+1 situacija. Čia jau Gabrielius Čelka pasiima porciją naudingumo balų, atkovodamas kamuolį, provokuodamas pražangą, pelnydamas 2 taškus. Ir Matą Mačijauską keičia Eimantas Žilius Klaipėdos ekipoje. O Čelka jau su 6 taškais. Leliukas taip pat pelnė 6 taškus 2 taikliais tritaškiais. Taigi jeigu Klaipėdos komandoje 12 taškų surinko 4 startinio penketo žaidėjai, čia Čelka pataiko tokį metimą. Ir rodė keitimo gestą Erikas Kučiauskas, nuo suolo kelia Roką Norutį. Šakių komandoje 13 taškų surinko 2 žaidėjai, bet aktyvi pirmoji kėlinio pusė pareikalavo daug jėgų. Ernestas Jonkus prieš tai tolimą metimą prametė, dabar pataiko 2 taškį ir jau 7 Ernesto taškas. Jau 5 metimą iš žaidimo atliko Klaipėdos komandos įžaidėjas. Įžaidėjams priekaištų po pirmųjų rungtynių turėjo Erikas Kučiauskas. Apskritai kalbėjo jis apie šviežumo trūkumą, apie kovingumo trūkumą, ypatingai trečiajame kėlinyje. Sakė, jog jo komanda yra profesionalai ir neturėtų būti kalbų apie šviežumą. Turėjo pretenzijų, kaip ir minėjau, ir savo atakų organizatoriams, kurie nekontroliavo žaidimo. Ir, kaip sakė, spaudė dešinę po rungtynių tiems, kurie žaidė ketvirtajame kėlinyje ir pademonstravo charakterį ir kovingumą. Čia įstrigęs Januševičius arti prarasto kamuolio Šakiai, bet teisėjai nieko ten nefiksavo ir galiausiai nuo Ernesto Jonkaus kamuolys paliko aikštelę. Dar kartelį tas epizodas. Na taip, Jonkus nors yra nepatenkintas teisėjų sprendimu, bet nuo jo kamuolys paliko aikštės ribas. Yra pokyčių komandų penketuose. Klaipėdos penkete yra ir Simas Šarakauskas, ir Rytis Šakaitis, yra ir Džiugas Remeikis. Pirmose rungtynėse Džiugas pataikė 3 tritaškius, pelnė 19 taškų, iš jų 13 antroje mačo pusėje. Jis buvo vienas tų ryškesnių tame spurte 22-0. Šarakauskas aštrina žaidimą, pražanga. Ir Rokas Jocys turi priekaištų komandos draugui. Jo diskusija su Titu Januševičiumi. Kajų Leliuką keičia Augustinas Mikštas. Na, užbaigiant tai, ką kalbėjo po pirmųjų rungtynių Erikas Kučiauskas, sakė, jeigu taip žaisime, liksime ketvirti ir nieko čia nebus daugiau šiose atkrintamosiose. Bet Erikas Kučiauskas sakė, jog jo komanda gali žaisti kur kas geriau. Tomas Gaidamavičius svarstė, kas nutiko komandai ketvirtajame kėlinyje. Galbūt per anksti ekipa atsipalaidavo, įgijusi pranašumą, bet pergalė buvo iškovota. Paulius Vilutis eina pats iki galo, jo metimas palikus varžovą už nugaros, nepataiko Paulius. Klaipėdos komanda jau priekyje 3 taškais, mažiau nei 3 minutės. Iki pirmojo kėlinio pabaigos, čia gera gynyba prieš Šarakauską, bet ilgai ore išsilaiko Simas, po to Džiugas Remeikis spaudžia varžovą prie galinės linijos ir išmuša kamuolį.
atkrintamosiose Klaipėdos komanda yra antra pagal perimamus kamuolius. Po 8 beveik kamuolius perima Tomo Gaidamavičiaus komanda. Ir pirmose serijos rungtynėse Neptūnas Aqua Service perėmė 12 kamuolių. Privertė Šakių komandą prarasti 15 kamuolių, kai patys prarado 10. Ir po klaidų klaipėdiečiai susirinko 23 taškus, kai Šakiai tik 6. Taškus pelnė po 10 Klaipėdos komandos klaidų. Šakaitis. Susikeitimas gynyboje, Mikštas prieš Šakaitį, sunkus metimas, kovo dėl kamulio ir tą kamulį atkovojo Jocys, o po to jau Airono Žymanto pražanga. Mažai komandinių pražangų pirmajame kėlinyje, tad per likusį laiką komandos gali agresyviai gintis ir naudoti pražangų taktiką. Nebūtinai tai nutiks, bet Klaipėdos komanda ir toliau bando iš arti pasitikti varžovus. Tiesa, Vilutis buvo aplenkęs savo varžovą ir tai sukūrė pranašumo situaciją ir dabar jau Klaipėdos komanda protingai vėl panaudoja turėtą komandinių pražangų rezervą. Trečioji komandinė. Rokas Jocys grąžina kamuolį iš šoninės linijos. Titas Januševičius. Ir Jocys prieš Simą Šarakauską. Mikštas kyla statyti užtvarą. Atsidengia Jocys, gera užtvara, puikiai proga ir Šakiai pataiko tolimą metimą. Rokui pirmieji taškai šiose rungtynėse. Pirmose buvo prametęs visus 4 tritaškius, o Mikštas stabdo varžovo bloku. Baudos aikštelėje dar kartelį. Rytis Šakaitis gavo progą prasiveržti, bet Mikštas sustabdo savo varžovą. Tiesa, dar 12 sekundžių. Uostamiesčio komandos išpuoliui išlaisvinamas Remeikis, derinys jam, netaiklus metimas, kova dėl kamuolio ir toje kovoje Rokas Narutis. Sugriebė tą kamuolį. Išnaudojo savo progas Rokas pirmajame mače, čia pražanga jau metimo metu ir dabar jau Klaipėdos komanda nesėkmingai panaudojo komandinę pražangą. Tai buvo 4. komandinė, bet pražanga metimo metu. Mikštas mes baudas. O Tomas Gaidamavičius kelia nuo suolo Juozą Virkutį. Jis keičia Eimantą Žylių. Prieš tai ten Aironas Žymantas gavo antrą asmeninę pražangą. Tiesa, Žymantas lieka aikštėje, o Mikštas turi galimybę išlyginti rezultatą. Pirmasis Augustino taškas. Minėjau, pirmose rungtynėse jam žaidimas nesiklostė, nors ketvirtfinalio serijoje jis rinko dvigubo dublio skaičius po daugiau nei 16,5 taško ir beveik 10,5 atkovoto kamuolio serijoje prieš Kretingą. Oi, kaip prašoka Vilutis ir čia jau pats suprato savo klaidą prieš Džiugą Remeikį. Neatleistina gynybos klaida, bet Klaipėdos komanda ir toliau renkasi kamuolius puolime ir jau 6 tokie puolime atkovoti kamuoliai. Šarakauskas mindamas liniją, nors teisėjas rodo, jog 3 baudos metimai bus. Ne, vis tik 2 baudos metimai. Panašu, kad mynė ten liniją Simas. Bet kokiu atveju Šakiams tai pražanga metimo metu. Ir tik antroji komandinė. Simas Šarakauskas prie baudų metimo linijos. Vienas tų žaidėjų, kuris atkrintamosiose tikrai duoda gerą energiją, kildamas nuo suolo. 7,5 taško vidurkis šio sezono atkrintamosiose. Pirmose serijos rungtynėse 11 taškų, čia visgi 3 baudų metimai. Du taiklus.
2 taškai skiria komandas. Paulius Vilutis pereina į varžovo aikštės pusę, Januševičius priima kamuolį. Mikštas stato jam užtvarą, į žaidimas 2 prieš 2. Viskas buvo pakankamai neblogai išpildyta, bet jau finalinėje stadijoje Mikštas nesėkmingai užbaigė ataką, o po to Šakiai nespėja sugrįžti. Ir Džiugas Remeikis pelno taškus, Titas Januševičius taip pat. Iškart bėga į priekį ir atsako dar geresnę situaciją 2+1. Dar kartelį tas epizodas. Virkučiui įrašoma pražanga. Tikiu, kad pasidarė asmeninės išvadas Januševičius ir Mikštas. Tai yra, jeigu žvelgiant į skaičius, 2 rezultatyviausi šio sezono Šakių komandos žaidėjai. Tai tiesa, Mikštas vos rezultatyvumu lenkia Gabrielių Čelką. Taikli ir bauda. Rezultatyvus beje pirmasis kėlinys ir tai yra ne Klaipėdos komandos kėlinys. Ši komanda garsėja savo gerą gynybą. Simas Šarakauskas gauna 2 baudos metimus, bet aišku, čia jau po tokio netaiklaus metimo norėjęs ir 2+1. Titas Januševičius fizinėje kovoje ten neatsilaiko prieš varžovą ir 18-metis Simas meta 2 baudos metimus. Klaipėdos ekipa atkrintamosiose yra mažiausiai taškų praleidžianti komanda. Po kiek daugiau nei 72 taškus praleidžia Tomo Gaidamavičiaus ekipa ir čia praleisti 23 taškai per pirmąjį kėlinį ir dar Šakiai turi galimybę pagerinti savo rezultatyvumą. Paskutinė ataka, 10 sekundžių iki galo gali laikyti kamuolį Vytis VDU. Rokas Jucys. Po išsikeitimo prieš jį Virkutis, 5 sekundės, Mikštas po krepšiu, ieškoma ten pranašumo ir dar surastas Augustinas, nepavyksta jam užsibaigti sėkmingai pirmo kėlinio finiše, bet pati mintis buvo gera. 2 taškai skiria komandas pertraukėlę dabar prieš antrąjį kėlinį. Klaipėdos komandos žaidėjai pasižymėjo taškais, o aikštėje jau pasirodė 11. Tik Tadas Renkevičius dar negavo savųjų progų. O Šakių komandoje Gabrielius Mažeika nežaidė pirmajame kėlinyje, visi kiti 8 rungtynėms registruoti žaidėjai žaidė. Minėjau, nėra Nojaus Lepsko, nėra ir Jokūbo Rubino, kuris negali padėti ekipai. Pastaruoju metu iškrito serijoje su Kretinga, Jokūbas Rubinas jo taip pat trūksta. O antro kėlinio pradžioje Šakiai išlygino rezultatą. Remeikis bando pataikyti savo pirmą tritaškį. Mikštas nesugauna kamuolio ir aišku lieka nusivylęs. Turėjo progą likęs nuošalyje Mikštas pelnyti lengvus taškus. Dar kartelį tas momentas. Galiausiai yra fiksuojama klaida. Pirmą kamuolį tiesa prarado Šakių komanda, klaipėdiečiai taip pat tik 1 kamuolį prarado. Klaipėdos ekipa 6 kamuolius puolime pirmajame kėlinyje atkovojo ir tai leido pelnyti 9 taškus antraisiais bandymais. Remeikis labai sudėtingas jo metimas, bet jis yra taiklus. 4. Džiugo taškas, tiesa prametė jis visus 3 tritaškus. Čia antroji Šakių komandos galimybė. Rokas Jucys. Perdamas jam per viršų, bet antroji Šakių komandos klaida. Ir Nojus Vaivada keičia Roką Jucį. Augustinas Mikštas taip pat ant suolo. Dabar Leliukas aikštėje pataikęs pirmajame kėlinyje porą tritaškių. Vaivada prieš Šarakauską. Prie metrikio Leliukas. Remeikis. Prie jo Leliukas. Po išsikeitimo ir po užtvaros. Džiugas Remeikis, Simas Šarakauskas pamestas krašte ir pataiko. Šarakauskas turėjo vieną sezone atkarpą dar visai nesenai, kai labai nekrito tritaškiai Simui.
bet šių metų šio sezono atkrintamosiose Šarakauskas iki šiandien buvo pataikęs 5 tritaškius iš 16, dabar 6 taiklus tritaškis Paulius Vilutis. 1-1 ir tokios pat vertės atsakymas. 6 Šakių komandos žaidėjas pasižymintis taškais. Simas Šarakauskas vėl priima kamuolį, prie jo Leliukas, Norutis prižiūri metrikį, Šarakauskas greičiu aplenkia Leliuką ir vėlgi puikios rungtynės Simui. +4 turi Neptūnas Aqua Service, čia išvengia klaidos Vytis Vadų. Paulius Vilutis drąsiai negalvodama, švarus tritaškis. Na, turi gerų įgūdžių, kalbant apie žaidimą 1-1 Paulius Vilutis. Čia, aišku, tiesiog taiklus tritaškis. Turi ir to naglumo Vilutis mesti tokius metimus. Dabar jis, oi, kokį užmetimą atliko Vilutis, bet čia šiek tiek netiksliai. Ir dabar jau Šakaitis nubaudžia už tą žaidimą Šakių komandą. Rytis Šakaitis, jo taiklus tritaškis, Erikas Kučiauskas prašo atsigaivinimo pertraukėlės. Kučiauskas jau 12 taškų pelnęs, o prieš pertraukėlę Rytis Šakaitis pelnė savo pirmuosius taškus. 8 Klaipėdos komandos žaidėjai jau su taškais. Čia Nojus Vaivada. Šiandien be taškų. Titas Januševičius, prie jo Ernestas Jonkus, Paulius Vilutis. Prie jo Rokas Mačiulis, gerai besiginantis žaidėjas ir dabar Mačiulis sustabdo savo varžovą, privertė mesti jau sudėtingą metimą. Erikas Kučiauskas nusivylęs, kelia nuo suolo vėl Roką Jocį. Maža rotacija, bet ką darysi? Rytis Šakaitis. 5 sekundės atakai, priima kamuolį Leščiauskas. Leliukas bando uždaryti erdvę po krepšiu Leščiauskui, o Titas Januševičius ne pirmą kartą šiandien pabėga į priekį ir vėlgi Tito greitis ir agresyvumas greitajame, pusiau greitajame puolime leidžia rinktis taškus. Klaidas Metrikis gavo pražangą. Januševičius turėjo problemų gynyboje, bet bent jau puolime pavyksta rinktis jam taškus. Porą tritaškių prametė, bet 5 taškus jau yra pelnęs Titas. Šį sezoną, imant visą sezoną, beveik 17 taškų vidurkis. Ketvirtfinalio serijoje su Kretinga 20,5 taško, žaidžiant po 35 minutės. Aišku, sunki serija. Ten buvo labai nelengva Šakiams. Eimantas Žilius veidu į krepšį, atakuoja savo varžovus ir pelno taškus. Čia Kajus Leliukas. Tos pačios vertės atsakymas su rezultatyviu perdavimu ir vėl tik 1 taškas skiria komandas. Antrajame kėlinyje taip pat vėl turime pakankamai rezultatyvų krepšinį. Nepaisant to, jog padaugėjo šiek tiek klaidų, bet dar pakankamai mažas tas klaidų skaičius. Rokas Mačiulis atakuoja savo varžovą ir pelno taškus. Vėl +3. Rokas Jocys, prie jo Jonkus. Januševičius, su juo dirba Leščiauskas. Januševičius su Leliuku. Šis nusimeta Vaivadai. Vaivada papildomą perdamą atlieka Rokui Jocijui. Gabrielius Šalka ten laiku ir vietoje. Šiaip geras Vaivados nusimetimas. Nėra pats geriausias metikas iš toli. Nojus nepagailėjo perdamo Rokui. Šis jau buvo šiandien pataikęs tritaškį. Taip, labai netaikliai atakavo Jocys, bet Gabrielius Šalka jautė, kur nukris kamuolys. Ten buvo antrojo šanso taškai. Čia buvo pražanga tam pačiam Vaivadai, kurio rezultatyvumas pastaruoju metu kritęs. Pastarosios 4 rungtynės vos po kiek daugiau nei porą taškelių per daugiau nei 23 žaidžiamas minutės. Leščiauskas
Eimantui Žiliui, kaip ten Eimantas Žilius suranda taškus. Ir vėl viskas labai paprasta, 2-2 prieš Januševičių ir Leliuką ir ten jau Žilius pelno lengvus taškus. Čia Kajus Leliukas bando atsakyti tuo pačiu, pražanga ir tai yra 2 baudos metimai. Čia Rokas Jucys 2-2 sužaidžia su Leliuku. Rytis Šakaitis atsidūrė jau toje gynybinėje zonoje baudos aikštelėje, bet aišku, Šakaitis nelabai jau ką gali prieš pastatyti prieš aukštesnį Kajų Leliuką. Pražanga ir dabar jau viskas priklauso nuo Kajaus baudų pataikymo. Pirmąją baudą Kajus realizuoja. Tiesa, antroji bauda netaikli, per anksti vienas iš Klaipėdos atstovų žengia į baudos aikštelę, tad Leliukas gauna progą pasitaisyti. Atkrintamosiose. Iš 12 komandų, kurios kažkiek žaidė atkrintamosiose, Šakiai pagal baudų pataikymą yra tik 11. 63% taiklių baudų atkrintamųjų etape. Šiandien Šakių komanda lieka neprametusi baudos metimo, nes ta prieš tai Leliuko netaikli bauda oficialiai nebus įrašyta į protokolą. Čia Ernestas Jonkus pataiko tritaškį ir renka 10 tašką ir Ernestas Jonkus po 17 rungtynių paeiliui, kuomet baigdavo rungtynę su vienženkliu taškų kiekiu, vėl dviženklėje zonoje. Jonkus pasarai kartą dviženklį rezultatyvumą jis fiksavo sausio 31 rungtynėse prieš Kretingą. Šiandien Jonkus jau 10 taškų pelnė, Šakiai prieš tai kamuolį prarado, +4 turi Neptūnas Aqua Service ir turi kamuolį savo rankose. Jonkus pamato Šakaitį krašte, šis atakuoja drąsiai iš toli netaikliai. Leliukas ima kamuolį. Jonkus bando panaudoti trečiąją komandinę pražangą ir Klaipėdos komandai viskas baigėsi dar geriau. Nebuvo ten pražangos, o Šakiai po to kamuolį prarado. Rokas Marutis vėl pasiruošęs žengti į aikštelę, kuomet gaus progą. Jonkus, Žilius prieš Leliuką, veido į krepšį, bet padaryta klaida vis tik. Klaidos išvengė Klaipėdos ekipa, nes buvo sužaista koja į kamuolį, tad čia išvengė klaidos šeimininkai. Dar kartelį tas epizodas. Viskas grėsė jau tuom, jog Šakiai būtų pasileidę į greitą puolimą. Šakaitis, prie jo Jucys. Vėl užtvara, prie Šakaičio Leliukas ir atakuojamas Kajus. Šį kartą labai sudėtingą metimą pataiko Rytis. Ir po to pertraukėlę, kurios prašo Erikas Kučiauskas. Tai jau antrasis Eriko pasitarimo. Tomo Gaidamavičiaus treniruojama komanda. Pralaimėjimų pradėjusi atkrintamasis Telšiams, bet po to buvo laimėtos likusios aštuntfinalio serijos rungtynės prieš Telšius, buvo laimėta serija prieš Žalgirį ir šių metų atkrintamosiose Klaipėdos balansas 6-2, namuose 2 kart laimėtas, iki pralaimėta prieš Žalgirio dublerius, kuomet buvo praleisti net 103 taškai ir šis skaičius krenta iš konteksto, kadangi per likusius mačus atkrintamosiose daugiausiai Neptūno Aqua Service komanda buvo praleidusi 75. Pasižymė fantastišką gynybą Klaipėdos ekipa. Gražus Jonkaus sumanymas, tiesa žaidimas koja. Dar kartelį šis epizodas. Ieškomas buvo Virkutis. 14 sekundžių lieka Klaipėdos ekipai. Kristupas Leščiauskas prieš Leliuką, sugeba išvengti bloko ir Leščiauskas tik dabar atsidaro ir pelno savo pirmuosius taškus. +8. Tai yra didžiausias pranašumas šiose rungtynėse, kurį buvo įgijusi kažkuri iš komandų, o dabar dar pražanga puolime. Leliukui fiksuojamas taisyklių
pažeidimas. Ir keičiamas Kajus. Šakaitis ir Jonkus yra keičiami Klaipėdos komandoje. Šarakauskas, Remeikis, Mačiulis, Lešiauskas ir Virkutis. Klaipėdos penketas. Šiandien mato Mačiausko minutės kol kas kuklios, nepaisant to, jog jį žaidė starto penkete. Mikšto minutės kuklio Šakių ekipoje, bet dabar jis yra aikštėje prieš Virkutį. Palindo po krepšiu Juozas, bet galiausiai jis sugeba pelnyti taškus. Ir tai yra dar vienas Neptūno žaidėjas pasižymėjęs šiandien jau taškais. Ir jau 10 žaidėjų pelnė taškus. Tik Aironas Žymantas iš tų, kurie rungtyniavo, yra be taškų, apsigina Klaipėdos komanda. Remeikis su atšokimu, visiškai laisvas Džiugas. Remeikis 21-osios rungtynės iš eilės su bent vienu pataikytų tolimų metimų šį sezoną. Ir jau 6 taiklus komandos tritaškiai, byra Šakių ekipa. Jeigu pirmose rungtynėse buvo atkarpa trečiajame kėlinyje, tai dabar antrajame kėlinyje išgyvena nuopuolį Šakių komanda. 13 taškų skiria ekipas ir dabar visas atakas rezultatyviais išpuoliais paverčia klaipėdiečiai. O Šakiai klysta, ar tai būtų klaidos atliekant perdavimus, ar tai būtų pražangos puolime. Šešias minutės be taškų pirmose serijos rungtynėse buvo Šakių komanda, kai praleido tą atkarpą. Šiandien po Liliuko taiklių baudų buvo 40-41. Prabėgo maždaug 3 minutės ir spurtas 12-0. Bei galimybė tą spurtą tęsti. Lešiauskas, Remeikis, prie jo Jocys. Po krepšių Virkutis prieš Mikštą. Laiko dar pakankamai atakai, dabar jau tiesa labai sudėtingas metimas. Ir atidirba gynyboje Mikštas. Gabrielius Šalka eina į priekį. Nusimetimus Mikštui, šis nuo tritaškio linijos, prasiveržimas, metimas kairę ranką ir netaiklus. Tas metimas, kurį atliko Augustinas. Dar vienos sunkios rungtynės jam, 2 taškai, visi 3 pramesti 2 taškai. 5 sekundės išpuoliui Šarakauskas apeina savo varžovo, 2 taškai su pražanga. Ir jau plus 15, spurtas 14-0. Na tiesiog kaip vakarų banga, taip ir Klaipėdos Neptūnas Aqua Service yra pagavęs gerą bangą. ...34 beveik sekundės lieka. Pirmoje mačo pusėje. Netaikli bauda, bet ją reikės pakartoti. Tomas Gaidamavičius net nėra paprašęs pertraukėlės pirmoje mačo pusėje iš 2 savo turimų pasitarimų. Tai irgi sufleruoja, jog kol kas yra patenkintas Tomas Gaidamavičius. Taip, komanda praleido 40 taškų, galima būtų sakyti, tai yra ne Klaipėdos komandos skaičiai, na bet patys klaipėtiečiai pelnė 56 taškus. Ir kai toks yra puolimas, savaime suprantama, kad gal ir tų pretenzijų negali labai daug turėti. Gabrielius Šalka. Čia jau pražanga. Tiesa, tik trečioji šeimininkų. Džiugas Remeikis. Paima tą pražangą. Pirmoji tik Džiugo pražanga. Reikia ieškoti Šakiams tų lyderių, kurie gali tempti komandą į priekį, bet pirmiausia, reikia kažkiek ir gynyboje sėkmingiau dirbti. Rokas Jocys atakuoja vėl Remeikį ir vėl išnaudojamos silpnosios Džiugo vietos. Žaidėjas labai geras puolime, bet aišku, gynyboje atakuotinas yra Remeikis. Rokas Jocys turės galimybę rinkti taškus nuo baudų metimo linijos. Vytis Vadų ir toliau lieka su 100% baudų pataikymu.
7 iš 7 ir štai 8 bandymas lemtingas. Pirmoji netaikli bauda. 6 kamuolius antrajame kėlinyje prarado Vytis Vdu. Taip, Klaipėdos komanda jau gauna mažiau progų rinktis kamuolius po savo netaiklių metimų, bet ir tų netaiklių metimų net tiek ekipa turi plius 15 ir turi kamuolį savo rankose. Lešiauskas, jis priima kamuolį prie Jono Rutis. Šakių komanda turi 4 komandinės pražangas. Lešiauskas nusimeta, Šakaitis iš labai toli, netaiklus metimas, tuom ir baigėsi. Pirmoji mačo pusė. Daug apmąstymų Eriko Kučiausko galvoje. Klaipėdos Neptūnas Aqua Service antrose serijos rungtynėse turi plius 15. Rungtynėse prieš Šakių Vytį. Pirmame mače minėjau. Buvo spurtas 22-0 trečiame kėlinyje. Šiose rungtynėse buvo spurtas 15-0 prie plius 1 rezultato. Klaipėdos spurtavo regėjo plius 16. Juozas Virkutis drebina krepšį, čia viskas gerai. Virkučiui gal pasigirdo, jog buvo švilpukas, triukšminga atmosfera. Taškai įskaityti, plius 17 nauja žyma, kalbant apie didžiausią pranašumą. Klaipėdos komandos greitis, Klaipėdos komandos energija, Klaipėdos komandos suolo gylis leidžia šiai komandai būti energingai visų rungtynių metu. Šiandien 11 žaidėjų žaidė, 10 iš jų pasižymėjo taškais. Simo Šarakauskas per 9 minutės 15 taškų, 18 naudingumo balų. Ernestas Jonkus 10 taškų, 17 naudingumo balų. Kristupas Lešiauskas pirmoje mačo pusėje pelnė tik 2 taškus, bet jam esant aikštėje buvo didžiausias plius minus rodiklis. Plius 14. Ir Šakių komanda neatranda tiek pakankamai ginklų, jog puolime prilygtų varžovams, o gynyboje taip pat nesustabdo oponentų ir minus 17. Bet dar daug laiko šiose rungtynėse Rokas Jucys. Gabrielius Šilka, jis naudingai žaidė pirmoje mačo pusėje, bet dabar gauna bloką nuo Roko Mačiulio, o pražanga buvo Juozui Virkučiui prieš Kailį Liuką. Tad Šakių komanda turės galimybę pratęsti ataką. Čelka pirmoje mačo dalyje susirinko 17 naudingumo balų. Buvo naudingiausias komandoje, rezultatyviausias yra Liliukas su 12. Bet tie įprastiniai lyderiai Augustinas Mikštas vos 2 taškai. Titas Januševičius 6 taškus pelnė, bet tik 3 naudingumo balai. Dabar Januševičius bando pataikyti savo pirmą tritaškį. Titas Januševičius, tikiu, kad jam labai reikalingas tolimas metimas. Prametus pirmajame mače visus 5, šiandien 2, galiausiai šioje serijoje 8 bandymu atsidaro iš toli. Januševičius, Ernestas Jonkus šiandien taip pat puikiai pataiko ir tai jau yra nelaimė Šakiams. Jankaus 13 taškas, 3 taiklus tritaškis. Rokas Jucys. Po krepšių Čelkai. Šis išeina iš baudos aikštelės ribų, po to vėl į ją įeina, metimas atšokus ir Gabrielius Čelka pelno savo 11 tašką. Pastarieji keli mačai buvo mažiau rezultatyvūs, nors reguliariajame sezone prieš Klaipėdos komandą Čelka buvo ir pakankamai rezultatyvus, ir pakankamai naudingas. Dabar apsigina svečiai, Nojus Vaivada eina į priekį, Čelka pristabdo šią ataką. Pirmoje mačo pusėje komandos nelabai gavo galimybių bėgti į priekį, buvo labai mažai klaidų, čia Čelka dar nori ir pražangos metimo metu. Pirmoje mačo dalyje Šakiai prarado 6 kamuolius, visus antrajame kėlinyje. Klaipėdiečiai apskritai tik 2 kamuolius yra praradę, bet atkrintamosiose Neptūnas Aqua Service apskritai yra antra pagal mažiausiai daromą klaidų kiekį. Dabar klysta klaipėdiečiai ir čia pražanga apačioje. Nors Rokas Jucys jau taikėsi į metimą ir norėjo galbūt pražangos ir metimo metu. Mačiuliai ten pražanga.
3 komandinės jau susirinko Klaipėdos komanda šiame kėlinyje, o prabėgo dar nepilnos 3 minutės. Rokas Jucys. Kajus Leliuko užtvarą, bet vėlgi Leliukas jau ne pirmą kartą šiandien statydamas užtvarą gauna pražangą. Dar kartelį pasižiūrėkime štai čia. Neleistina Kajus užtvara ir antra asmeninė pražanga, antra pražanga puolime, bet blogiau už tai yra tai, kad tiesiog netenkama galimybė mažinti atsilikimą, kuris jau šiek tiek sumažintas. Lešiauskas. Januševičius prieš Mačiulį. Čia gali žaisti Rokas nugarą į krepšį. Gabrielius Šalka ten pasaugo vieną pusę, bet pro galinę liniją praeina Mačiulis. Nebuvo pražangos, nėra ir pasaugomų baudos aikštelėje. 6. Roko taškas. Rokas Jucys. Įeina į baudos aikštelę, Roko taškai. Šiandien daug su kamuoliu žaidžia Rokas, 8 taškai jo kraityje, 3 rezultatyvūs perdavimai, 14 naudingumo balų, vėl minus 13. Jonkus, prie jo Vaivada. Žiliaus užtvara. Dar kartą Jonkus bando sužaisti su Žiliumi, 2 sekundės, priverstinis metimas netaiklus. Bet Eimantas Žilius kartoja 1-2 kamuolį ir čia jau turėjo pasimti taškus Eimantas. Tenka nusivylus grįžti į gynybą, o sugrįžus ilgai dirbti gynyboje neteko. Šakėjai klysta ir Džiugas Remeikis bei Simas Šarakauskas pasirodo Neptūno komandos sudėtyje. Atrado Tomas Gaidamavičius šiandien tuo žaidėjų, su kuriais gali žaisti. Matas Mačiauskas pradėjęs rungtynės startiniame penkete žaidė tik 5 minutės. Klaidas Metrikis šiandien taip pat mažiau pastebimas. 9 minutės ant parketo šiuo metu Klaido aikštėje nėra. Bet žaidžia nemažai rotacijose naudojamas Juozas Virkutis. Rytis Šakaitis šiandien gauna daug minučių, nepaisant to, jog pastaruoju metu Šakaičio ir minutės buvo kuklesnės ir rezultatyvumas. Lešiauskas su Žiliumi 2-2. Šįkart Žilius jau pelno taškus ir dar pražanga. Kajus Leliukas stumtelėjo varžovą ir vėlgi ta pražanga negelbėja. 3 asmeninė Kajui. Atkrintamosiose vidutiniškai po daugiau nei 3 kartus prasižengė Šakių komandos puolėjas. Dabar 3 pražanga gaunant 2 taškus. Žilius realizuoja ir baudos metimą. 16. Gauna kamuolį Čiauka, bet baudos aikštelėje variantų jokių. Nusimetimas Naručiui. Šis gauna pirmą progą šiandien. Gavo minučių Rokas, bet per jas iki šio momento nebuvo gavęs progos atakuoti krepšį. Dabar pirmoji galimybė ir netaiklus metimas. Gabrielius Mažeika, klaipėdietis, buvęs Neptūno sistemos auklėtinis ir toliau šiandien nerungtyniauja. Tokie nusivylę veidai ant Šakių komandos suolo. Čia Švilpukas. Pražanga ir Kajus Leliukas 4 pražangą gauna. 3 pražanga vien šiame kėlinyje. Erikas Kučiauskas kol kas nereaguoja į tą 4 auklėtinio pražangą. Remeikis su Žiliumi 2-2. Klaida. Tik 4 klaida, kurią padaro Klaipėdos komanda. Atkrintamosiose Neptūnas Aqua Service yra viena mažiausiai klystanti komanda. Renkanti po beveik 81,5 taško ir praleidžianti tik po 72 su trupučiu.
Šakių komanda panašiais skaičiais gali pasigirti tik žaisdama svečiuose, bet tų mačų svetur buvo tik 2. Prieš Kretingą žaidžiant iššūkose buvo praleidžiami 73,5 taško. Simas Šarakauskas niekais paverčia Šakių komandos gynybą. Po to Leščiauskui pražanga, 4. komandinė. Vienu metu sužaidus beveik 3 minutės Klaipėdos ekipa buvo prasižengusi 3 kartus, Šakiai neturėjo nei vienos komandinės. Dabar Klaipėdos ekipa prasižengia 4. tik kartą, o Šakiai jau turi 4 komandinės pražangas ir Kajus Liliukas dabar atsidūrė ant suolo. Įdomu, ar gali dar rasti tų rezervų Šakių ekipa. Atsiliekant serijoje 0-2 bus labai sudėtinga sugrįžti. Trečiosios serijos rungtynės šeštadienį per TV6 Šakiuose. 14:10. Jeigu serija dar grįžtų į Klaipėdą, tai būtų kitą savaitę balandžio 21. Pagal dabartinę situaciją tikiu, kad Klaipėdos komanda jau nenorėtų grįžti dar kartelį į namus pusfinalyje. Simas Šarakauskas ir vėl 1-1 dominuoja prieš praktiškai bet kurį varžovą. 8. išprovokuota Simo Šarakausko pražanga ir tai vėl bus 2 baudos metimai. Leščiauską ir Mačiulį keičia Žymantas ir Rytis Šakaitis, o Simas Šarakauskas 17 taškų. Per kiek daugiau nei 10 minučių pataikius visus 4 dvitaškius, realizavus vienintelį mestą tolimą metimą, pataikius 6 baudas iš 8. Taip, nei vieno kamuolio neatkovojo Šarakauskas, neatliko nei vieno rezultatyvaus perdavimo, neperėmė kamuolio, neblokavo nei vieno metimo, bet tai jam leidžia bet kokiu atveju rinktis naudingumo balus, darant kitus naudingus dalykus. Dabar vėl abi taiklios baudos. Fantastiškas yra Šarakauskas, stebint jo tėčiui Vytautui. Vytautas su Jurbarko komanda prieš kelis sezonus triumfavo Urbano nacionalinėje krepšinio lygoje. Dabar tą siekia padaryti jo sūnus. Rokas Jocys, oi, kaip gerai praeina ir suklaidino varžovus, provokuoja pražangą Rokas. Jocys savo ruoštų 5 varžovo pražangą išprovokuoja ir turės galimybę žengti į dviženklę rezultatyvumo zoną. Metrikiui fiksuota 3 pražanga. 20 taškų skiria komandas. VDU sporto centre akademijoje. Rezultatas po spurto 22-0 buvo 71-48. Čia galbūt lemiamas, gal dar ir nes spurtas buvo antrojo kėlinio antroje pusėje. Trečiajame kėlinyje Klaipėdos ekipos pranašumas 14-9. Reguliariajame sezone klaipėdiečiai Šakiuose dar rudenį variantų neturėjo, o štai čia Klaipėdoje vasario pradžioje Klaipėdos ekipo pralaimėjo tik vienu tašku, tiesa, tada pirmą kėlinį Neptūnas Aqua Service pralaimėjo 12-30, bandė gelbėtis, beveik išsigelbėjo, bet šiek tiek pritrūko. Vis tik atėjus svarbiausioms sezono kovoms, Klaipėdos komanda, kaip ir minėjau, startavusi iš 10 vietos, atrodo kaip tikrai potenciali finalo dalyvė. Kretinga pastarąjį kartą tokį žygį yra nukeliavusi 2024, kai taip pat reguliariajame sezone Kretingos komanda užėmė 10 vietą, bet pateko į finalą. Finalą pradėjo pergalę, vis tik Jurbarkui seriją pralaimėjo. Tada Kretingos komanda 1-3. Čia liks su kamuoliu Šakiai, bet vėlgi Rytis Šakaitis visiškai uždaro Titą Januševičių. 14 sekundžių Vyčio VDU išpuoliui. Žaidimas koja. Po krepšiu priima kamuolį Mikštas ir čia jau gerai priima poziciją, užsiima poziciją Mikštas, priima kamuolį ir Klaidas Metrikis jau vėluoja su tiesiog
tuo, kad įleido labai giliai ten Mikštą. 4 pražanga Klaidui. Mikštas paverčia situaciją 3 taškais. 5-0 mini Šakių komandos Spurtas. Lieka dar pakankamai laiko, 3 minutės ir šiame kėlinyje galima dar šiek tiek sumažinti atsilikimą. Šarakauskas po išsikeitimo gauna Mikštą. 3 sekundės ir Simas Šarakauskas kaip vėl gerai įvertino situaciją, atlieka pirmą rezultatyvų perdavimą. Aironas Žymantas, 11 žmogus komandoje pelnantis taškus, 46 Klaipėdos komandos atsarginių žaidėjų taškas. Tai Šakių komandos atsarginiai yra pelnę 11. Šarakauskas dabar jau ir sudėtinga, 2 taškai realizuoja. 21 taškas iš žaidimo ir toliau. Jis lieka su 100% pataikymu. Dar veičiu savo noro ir aišku, kai žaidė prie triukšmingų sirgalių, Klaipėdos komandai yra dar lengviau užsikurti. Po pertraukėlės, po Eriko Kučiausko paprašyto pasitarimo, Šakių komandos ataka, Jocys priima kamuolį prieš Šakaitį. Čia jau galima tęsti ataką, tiesa, jai lieka 5 sekundės. Jocys ir pelno 2 taškus. Dar norėtų ir pražangos, bet Rokas Jocys šiandien šiaip žaidžia geras rungtynes savo ir vienas yra iš tų komandoje, kuris yra ir rezultatyvus, ir naudingas. Simas Šarakauskas! Ledas venose. Šarakauskas žaidžia fantastiškas savo rungtynes ir va tokio žaidėjo šiandien Šakių komanda neturi. Simas Šarakauskas. Jo karjeros galbūt potencialus geriausias pasirodymas. Ir net jau ne potencialus geriausias pasirodymas, bet sakyčiau jau ir pats geriausias. Buvo reguliariajame sezone 24 taškai ir 31 naudingumo balas. Šiandien Šarakauskas jau panašius skaičius turi 3 kėlinio pabaigoje. Vėlutis šiek tiek ramina aistras čia, kurios buvo po taiklių metimų, tas emocijas, po Klaipėdos taiklių metimų. Simas Šarakauskas 26 taškai, 8 iš 8 metimai. Džiugas Remeikis pataiko ir jis savo sudėtingą 3 taškį. 2 iš 6, bet 10 taškų jau taip pat Džiugos Kraityje. Ir jau 82 Neptūno komandos taškai. Ne tai, kad Vyčio ekipai pavyko sumažinti atsilikimą trečiajame kėlinyje, bet Klaipėdos ekipa jį dar pasididino. Beveik iki galo gali laikyti kamuolį Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Tiesa, čia Šarakauskas užsidirba pražangą puolime. Na tiek to, po tokio fantastiško pasirodymo galima tą vieną klaidelę priimti. Keičiamas yra Šarakauskas, 14 minučių, 26 taškai, 32 naudingumo balai. O tai yra žaidėjas, kuriam vos 18 ir jam paploja atsisėdus ant suolo dalis žiūrovų. Dabar jau Vytis Vadų gali iki galo laikyti kamuolį. Januševičius prieš Jonkų. Jonkus yra žaidęs Šakių komandoje treniruojamoje Eriko Kučiausko. Januševičius skuba, palieka laiko Klaipėdos komandai. Išpuolis buvo nerezultatyvus. Jonkus čia paleidžia bolionėlį iš beveik pusės aikštės. 82-60. Ketvirtąjį kėlinį su kamuoliu savo rankose pradeda šių rungtynių svečiai. Nieko panašaus, kas buvo serijoje su Kretinga. Kai po pralaimėto pirmo mačo nuvykę į Kretingą Šakiai laimėjo 18 taškų pranašumu. Dabar klysta Vytis Vadų, Remeikis kamuolį perima, Leščiauskas. Sudėtingas jo metimas ir pražanga, kuri virsta į 2 baudos metimus. Atrodė, jog Remeikis šiek tiek pristabdys ataką, bet pamatė Leščiauską įsibėgėjusi ir nusprendė
pasiųsti Lešiauską ten greityje į priekį, perdamos ir viskas baigėsi neblogai. Kristupas mes baudos metimus. Šiandien tik 2 taškai jo sąskaitoje, bet ir toliau jis lieka su geriausiu plius-minus rodikliu komandoje. Plius 17. Prie Šarakausko plius 16, prie Roko Mačiulio plius 15, prie Džiugo Remeikio taip pat plius 16. Šiandien praktiškai bet ką leidžia aikštę Gaidamavičius, tai pasiteisina. Tiesa, netaiklios abi baudos. Liliuko perdamas perskaitytas, Kajus pats eina iki galo, pelno taškus. Pirmieji jo taškai antroje mačo pusėje, 14 taškas apskritai. Minus 19. Šakių komandoje iš tų, ką žaidė, visi turi minusinį plius-minus skaičių. Čelka. Jo taškai greitajame puolime ir Tomas Gaidamavičius puikiai supranta, jog laiko dar yra, atsipalaiduoti negalima. 4 Šakių komandos taškai. Baigėsi pertraukėlė. Klaipėdos komanda po jos su kamuliu. Na, jeigu Klaipėdos ekipa dar 2-3 minutės sukontroliuotų situaciją, neprisileistų arčiau varžovų, ko gero jau ir Šakių komandos tikėjimas pergalę subliūkštų. Bet po pertraukėlės Klaipėdos komanda neužpuola, Šakiams pavyksta atsilaikyti gynyboje. Vėl Šakių komandos lemiamas penketas ketvirtajame kėlinyje, bet Tito Januševičiaus ir Augustino Mikšto. Paulius Vėlutis pereina į varžovo aikštės pusę. Metimas iš toli, tiesa labai jau per stiprus metimas. Ir labai jau gavosi netaiklus tas bandymas. Nelabai buvo variantų ir dėl kamuolio pakovoti. Tad vėl tenka Šakių komandai dirbti gynyboje. 80 su virš taškų buvo praleista per 3 kėlinius. Ketvirtajame kėlinyje Neptūno Aquaservice puolimas kol kas bevaisis, bet aišku, kai susikrauni plius 21 per 30 minučių, galima kažkiek ir turėti tų tuščių minučių jau ketvirtajame kėlinyje. Rokas Jucys. Kyla statyti Leliukas užtvarą, perdamas jam, leidžiasi gerai, po krepšių Leliukas 2+1 ir galbūt tai išjudint Šakių komandą. Leliukas mes dar vieną baudos metimą, minus 15. Pirmose rungtynėse Šakiai buvo sugrįžę iki minus 7 ir dar ten buvo kelios minutės. Laiko dar buvo ten pagalvoti ir apie pergalę. Dabar pirminis Šakių komandos tikslas taip pat turėtų bent jau būti tas vienženklis deficitas. O tada jau būtų galima galvoti ir apie dar didesnę intrigą. Eimantas Žilius. Lešiauskas. Leliukas prie Lešiausko, Vėlutis prie Žiliaus. Ir Kajus čia paima tą pražangą, bet tai jau yra jam 5. pražanga. Rokas Jucys taip klausimai klausė Leliuko, ko gero, kodėl prasižengiai. Išsiima save iš rungtynių Leliukas ir Kučiauskas priverstas grąžinti Mikštą. Kajaus sąskaitoje 17 taškų. Rezultatyvus pasirodymas, bet aišku 5 pražangos. Remeikis. Netaiklus metimas, Vėlutis kamuolį ima, galima bėgti į priekį, tą ir daro Šakiai. Mikštas bando užsimti poziciją, pražanga prieš Vėlutį Lešiauskui. Bet aišku, dar nebus baudos metimų. Lešiauskui taip pat tik antroji pražanga. Rytis Šokaitis keičia Džiugą Remeikį.
kuriam šiandien netokios sėkmingos rungtynės, kaip įprastai šiose atkrintamosiose, bet aišku yra ir kitų, kurie šiandien iššovė. Septynios minutės pastarosios Šakių atakos nesėkmingos. Tai yra Klaipėdos laimėjimas, bet aišku, Klaipėdai jau reikėtų ir patiems taškus pelnyti. Ši komanda ir toliau be taškų ketvirtajame kėlinyje 0-7, 0-9 dabar ketvirtojo kėlinio rezultatas. Tomas Gaidamavičius ilgą laiką žaidė be pertraukėlių, bet šiame kėlinyje jau antra tokia pertraukėlė, kuomet yra nepatenkinta savo auklėtinių žaidimų. Laiko dar yra. 9-0 ketvirtojo kėlinio rezultatas. Iš arti pasitinka savo varžovų Šakių komandą po pertraukėlės. Pasižiūrėsime, ką nuveiks po pasitarimo Klaipėdos ekipa. Lėšiauskas, Žiliaus užtvarą, mažiau nei 10 sekundžių atakai, vėl stringantis išpuolis. Tiesa, pražanga prie Žilių, kuris ten jau užsiminėjo pakankamai gerą poziciją. Pražanga, bet tik trečia Šakių komandai komandinė. Tiesa, klysta Klaipėdos ekipa. Vaivada, Čelka iki galo ir labai apmaudi situacija Šakiams, kai buvo galima pratęsti spurtą, dar labiau sumažinti atsilikimą greitajame puolime, nepelnyti taškai dėkingoje situacijoje ir vėl tenka dirbti gynyboje, o laikas senka. Aišku, Klaipėdai bet kokiu atveju užpulti dar reikės. Be rezultatyvių atakų pabaigti rungtynes pergalingai būtų sudėtinga. Dabar Žilius nutraukė 4 minučių taškų badą. Pirmieji tik Klaipėdos komandos taškai ketvirtajame kėlinyje. Rokas Jucys greitina Šakių komandos ataką ir svarbiausia, žaidžia rezultatyviai. Netaiklus metimas, atkovotas kamuolys. Rokas Jucys jau kitoje aikštės pusėje. Gabrielius Čelka prieš Rytį Šakaitį, prašo kamuolio, gauna jį ties tritaškio liniją, žaidimas nugara į krepšį. Čelka ir pražanga metimo metu, nepaisant to, jog pats Rytis Šakaitis labiau užsigavo, buvo užgautas. Pražanga ir tai jau bus baudų metimai. Tiesa, Gabrieliui Čelkai dar reikės pataikyti tuos baudų metimus, kas tikrai ne visada pavyksta statistiškai. Realiau yra viena iš dviejų ir pirmoji bauda yra netaikli. Ir antrąją baudą prameta Čelka, prieš tai greitajame puolime. Nepelnė jis taškų, dabar abi baudas prameta ir 4 brangus taškai. Čia vidurio linijos taisyklės pažeidimas. Klaipėdos komanda ketvirtajame kėlinyje vėl, kaip ir pirmose rungtynėse, taip ir šiandien. Tikrai yra nekokybiška, šiandien tos kokybės apskritai ketvirtajame kėlinyje trūksta, bet kai susikrauni tokią pagalvę, plus 21 po 3 kėlinių vėlgi. Sugrįžtų prie to pačio. Galima ir ketvirtajame kėlinyje kažkiek strikti. Mikštas. Netaiklus metimas, kovo dėl kamuolio ir Klaipėdos ekipa tą kamuolį atkovoja. Nėra pražangos prieš Lėšiauską, bet per 8 sekundės Kristupas nepereina į varžovo aikštės pusę. Na kas čia vyksta su Klaipėdos ekipa? 25 taškai pirmajame kėlinyje, 31 antrajame, 26 trečiajame, ketvirtajame per daugiau nei 5 minutės, 2 taškai ir pasipylusios klaidos tokiose vietose, kur tų klaidų nebūdavo. Mikštas. Čelka bando priimti kamuolį, bet ir Šakių komanda
Taip, rezultatyvesnė už varžovus ketvirtajame kėlinyje, bet iki pilnos kokybės trūksta keletos išpildytų situacijų. Per pastaruosius 20 metų Urbo nacionalinėje krepšinio lygoje yra buvę tik 4 atvejai, kai serijoje buvo žaidžiama iki 3 pergalių ir viena komanda pirmaudavo 2-0, bet kita komanda atsitiesdavo ir laimėdavo savo seriją. Šakių komandai realu, jog gali tekti bandyti būti 5-ąją tokia komanda, jeigu nepavyks sugrįžti. Klaipėdos ekipa atkovojo labai brangų kamuolį puolime. Simas Šarakauskas. Iškiša perdamą Žiliui, 1 sekundė, metimas netaiklus, apsigina dar kartelį Šakiai. Bet jau jiems neužtenka apsiginti, reikia ir užpulti. Gabrielius Šelka, Vikštas, reikia metimo iš toli, nuo lentos, metimas netaiklus, Narutis ima kamuolį. Ir pelno Rokas savo pirmuosius taškus. Leliukas 17, Jocys 16, Čelka 15. Didysis trio, bet to neužtenka. Eimantas Žilius, jo 3 taškai. Koks piktas Erikas Kučiauskas ant savo auklėtinio. Štai čia gali būti tas lemtingas dūris. Rokas Narutis. Nuo tritaškio linijos iki galo ir Roko 4 taškas iš eilės. 3 minutės minus 11. Neskubės jau, aišku, Klaipėdos komanda. Dar kiek anksčiau nebuvo galima taip ilginti laiko, tikintis, kad taip ramiai ir užbaigsi rungtynes. Dabar jau galima padeginti sekundės. Neužpuolo Neptūnas Aqua Service. Rokas Jocys. Prieš jį Mačiulis. Čelka prieš Leščiauską. Bando atakuoti varžovą ir sėkmingai užatakuoja Gabrielius. Jo 2 taškai ir po labai ilgos pertraukos Šakiai yra vienženklyje deficito zonoje. -9. Dar kiek daugiau nei porą minučių. Prasižengia Vaivada. 4 komandinė pražanga, nebus įskaitomi taškai. Nors ir Mačiulis rodė gestą, jog turėtų taškai būti įskaityti ir Leščiauskas. Norėtų taškų Martynas Karaliūnas. Tų taškų neįskaito. Ir po teisėjų pasitarimo nėra įskaitomi taškai dar kartelį. Štai čia pražanga ir taip. Neįskaitomi taškai, bet Tomas Gaidamavičius nori, kad teisėjai pasižiūrėtų tą situaciją ir retas atvejis, bet kartais tas atvejis nutinka Urbo nacionalinėje krepšinio lygoje, kai yra peržiūra. Tomas Gaidamavičius bando išnaudoti tai, ką galima išnaudoti. Šią pertraukėlę Erikas Kučiauskas išnaudoja išrašydamas pylos savo auklėtiniams ir taip pat perduodamas nurodymus, kaip žaisti. 2 minutės 11. Aišku, dabar labai svarbus teisėjų sprendimas. Ir taškai lieka neįskaitomi. Jonkus ir Metrikis Klaipėdos penkete. Matas Mačijauskas daugiau šiandien ir nežaidė, lieka jis su 5 minutėmis, Virkutis taip pat antroje mačo pusėje. Na gerai, nepamenu, ar kažkiek žaidė, jeigu ir žaidė labai trumpai. Daugiausia žaidžia su mobilesniu penketu Gaidamavičius, su Žiliumi, su tuo pačiu Metrikiu. Rokas Mačiulis šiandien daugiausiai laiko praleido ant parketo, 29 minutės. Šakių komandoje atsižaidė 34. Simas Šarakauskas. Vaivada dabar jau negalėjo prasižengti, nebuvo pražangos, išmuštas kamuolys, perima jį Vytis VDU. Rokas Jocys.
Gauna Mačiulį po išsikeitimo, tai nieko neduoda, bet prie Čelkos lieka Šarakauskas. Jis yra žemesnis. Įkirtimas po krepšiu, bet sumaištis ten ir Neptūnas Aqua Service. Šiandien gerai žaidė puolime 3 kėlinius, bet ketvirtajame bando nusilaužti rungtynes tokiais gynybiniais epizodais. Labai svarbi apsiginta ataka. Ir po to jau Šarakauskas provokuoja pražangą, tai yra baudos metimai ir galima ramiai vėl pasididinti persvarą. 9 pražangą išprovokuoja Šarakauskas. Ir Erikas Kučiauskas dar tiki savo komandą, dar prašo pertraukėlės. Tada Klaipėdos ekipa finale 68-57 Jonavoje nugalėjo antrąją Žalgirio komandą. Šį kartą siekiama serijoje patekimo į finalą. Simas Šarakauskas prameta baudos metimą. Jo rezultatyviausias karjeros pasirodymas nacionalinėje krepšinio lygoje. 26 taškai, abi netaiklios baudos, bet Klaidas Metrikis atkovoja kamuolį puolime ir Šakių komanda vėl netenka galimybės pulti. Reikia gintis, Jonkus prameta, bet Metrikis buvo ir dar vieną kamuolį atkovojęs, tiesa vikrios Jocio rankos ir jau pats Rokas Jocys provokuoja pražangą metimo metu. Na, visko būna tame krepšinėje ir be abejo per 1 minutę yra buvę ir tokių sugrįžimų iš -9, bet tam jau reikia kosminio scenarijaus, tokio kėlinio, kurį žaidžia Vytis Vadų, neužtenka, nepaisant to, kad kėlinį laimi Šakiai 17-5. Juolab Rokas Jocys dar prameta baudos metimą ir vėl. Prisiminkime Čelkos greitą puolimą, kai nebuvo taškų. Čelkos abi pramestas baudas, dabar dar viena pramesta bauda. Ir dar viena netaikli. 6 taškai, pridėk juos ir būtų tik -3. Bet aišku, taip skaičiuojant ir Klaipėdos komanda galėtų pasakyti, kad buvo ketvirtajame kėlinyje ir netaiklių metimų iš po krepšio. Ir tų pačių netaiklių baudų. Šarakauskas. Dar viena išprovokuota pražanga. Ir dar techninė pražanga Rokui Noručiui. Erikas Kučiauskas ramina savo auklėtinį. Techninė pražanga Rokui. Simas Šarakauskas išprovokavęs buvo pražanga, bet už tą techninę baudą mes Leščiauskas. Šiandien 0 iš 2 beje. -1 naudingumo balas. Ir tas plius-minus rodiklis, kuris ilgą laiką buvo didžiausias komandoje, dabar yra sumenkęs iki +5. Dabar jau Simas Šarakauskas yra su didžiausiu plius-minus rodikliu ekipoje, +13. Leščiauskui ir prieš tai nepavyko, pavyksta Simui Šarakauskui. 13 jo mesta bauda, 10 išprovokuotų pražangų. Kosmosas. +11. Ir lieka jau tik 40 sekundžių. Ir vėlgi rungtynės, kuriuose svarbus momentas buvo vienoje atkarpoje, kai Neptūnas Aqua Service turėdamas +1 laimėjo atkarpą 15-0. Įgijo 16 taškų pranašumą. Trečiajame kėlinyje jis buvo padidintas iki +23 ir to užteko. Dabar +9, bet tai vėlgi kažkiek neatspindi rungtynių eigos. 3 sekundės. Leščiauskas dar spėja išmesti kamuolį, metimas netaiklus. 5 sekundės, Rokas Jocys perina į varžovo aikštės pusę, jo metimas 3 taškai, bet vėlgi nieko tai neduoda. Tai nėra serija iš taškų skirtumo. Čia svarbiausia laimėti bent taškų ir Klaipėdos komanda laimi 6. 89-83. Nors po 3 kėlinių buvo 82-61, bet to užteko Klaipėdai laimėti rungtynes serijoje, pirmauti 2-0 ir jau šeštadienį turėti progą uždaryti šią seriją. Jeigu to